Vilniaus Gedimino technikos universiteto studentų atstovybės projektas Nusirašinėk legaliai naudok savo smegenis. Norėtume tau užduoti porą klausimų. Taigi, kokia tavo nuomonė apie vis didėjančią akademinio nesąžiningumo problemą? Ši problema yra pakankamai opi šiuo metu ir ji neišnyks tol, kol neatsiras sąmoningumas studentų tarpe. Pavyzdžiui, kai aš buvau Ispanijoje Erasmus mainų programoje, tai ten net nebuvo tokio mąstymo, kad galima nusirašyti. Ten dėstytojas galėdavo net išeiti iš auditorijos ir nieks jokių lapukų nieko netraukdavo. Aš manau, kad visų pirma, tai ir yra problema. Tai yra didelė problema ir mastai kasmet vis labiau matosi, vis labiau pastebimi. Ir šitoj vietoj aš visiškai prieš tokius dalykus. Ir visų pirma, žmogus turi susimastyti ir pasirinkti, kokiu keliu jam eiti ir kas iš viso to, kaip sakoma, gausis rezultate. Po studijų, po darbo, po kitų dalykų. Kaip manai, kokių įgūdžių prieš darbdavį netenka nusirašinėdamas būsimas specialistas? Visų pirma, aš manau, tai tų pačių žinių, kurių jisai neišmoko nusirašė. Galiausiai irgi gebėjimo savarankiškai spręsti kažkokias tai sudėtingas, greitai iškilusias problemas. Tarkim, iš statybos srities kažkokia avarija vyksta ar ne, tai studentas nenueis, nepasiims kažkokią vadovėlę, nepaskaitys, neturės pasiruošęs kažkokio tai plano netikėtai iškilusiai situacijai. Tai jis būtent randa tą gebėjimą spręsti tokias kritinės problemas. Manau, toks žmogus netenka suvokimo, kad rezultatas, kurį jis pasiekė savo pastangų ir savo darbo dėka. O manau, darbę tai tikrai pastebima. Kaip manai, ar darbdaviai pastebi nesąžiningą studentą darbe? Žinoma, kad pastebi. Pavyzdžiui, atėjus į pokalbį dėl darbo, darbdavys tave egzaminuoja, uždavinėja loginius klausimus, užduotis visokias skiria. Yra buvo taip, kad man liepė netgi paprogramuoti truputėlį, parodyti tasme, ką aš moku. Ir per tokį pokalbį dėl darbo iš karto pasimato, ką tu mokai ir ką tu nemokai. Manau, kad taip. Ir ne tai, kad pastebi ir turėtų pastebėti, yra savaime aišku, nes toksai žmogus, kuris buvo nesąžiningas, apsukrus, galbūt taip, jisai kažkokių žinių, bet įgūdžių kitokių įgijo, apsukrumas, melas kažkoks, tai bet iš principo darbe jisai pasimatys kaip ne blogas specialistas, kaip žmogus kažko nežinantis ir ateityje tai pasimatys jo karjeroje ir manau, kad toksai žmogus karjeros pagal specialybę padaryti negalės. Ar savo studijų metu esi nusirašęs? Geras klausimas. Galim sakyti, buvo vienas toksai atvejis, kai dėstytojas tiesiog, aš manyčiau, pamiršo paminėti mums, kad mes galime naudotis viskuo. Tai mes net per to egzamino metu ne tik sugebėjom parodyti savo žinias, bet dar ir tuo pačiu metu sugebėjom paskaityti ir labiau pasigilinti tą temą ir tada pareikšti savo turimą žinią. Ko galėtum palinkėti Vilniaus Gedimino technikos universiteto studentams? Norėčiau palinkėti pasirinkti kelią. Ar sunkųjį kelią, ar lengvąjį kelią ir nuspręsti pačiam, ar tikrai tai yra tiek reikalinga ir galbūt vienas kitas dalykas ir yra įmanomas, sakykime, pasielgti nesąžiningai. Bet jeigu žmogus pasirinka visą kelią, taip pat, kaip sakoma, slysti per gyvenimą, per dalykus, tai labai blogas pasirinkimas ir paprasčiausiai žmogus ateityje supras, kad taip nedrėjo elgtis ir kad tai buvo blogas jo pasirinkimas. Tai tikrai patariu ir linkiu pasirinkti tinkamai kiekvienam studentui.